Kartą šiame sezone nepavyko pergalingų metimų įveikti Miuncheno Bayern komandos. Ji nugalėjo Kauno Žalgirį po Vladimiro Lučičiaus pataikytų 2 baudų metimų ir po to po geros Bayern gynybos 70-71. Kaip ten bebūtų, žalgiriečiai verti pagirų už gerą kovą ir ketvirtojo kėlinio metu suorganizuotą sugrįžimą į rungtynes, kai jau atrodė iniciatyva slysta iš rankų. Mes kartu su Mindaugu Braziu, krepšinio treneriu ir ekspertu, pereikime rungtynių pabaigą. Taigi, treneri, paanalizuokime, kaip klostėsi viskas tomis karštomis akimirkomis. Pagaliau yra rungtynės, kurios galima galą analizuoti. Aš anksčiau tokių senai buvau pamiršęs ir jo, galim iš karto eiti į ekraną. Nuo 30 sekundės, kur Žalgiris turėjo 1 taško persvarą ir jau turėjo daryti ataką ir kaip jau abi komandos visas pick and roll situacijas keitėsi. Ir čia pamatysim, kad Gistas pasiims Luką Lekavičių, viena tikrai pakankamai judrus, fiziškas žaidėjas. Ir Lukas čia taip jau, sakyčiau, galbūt ne patį geriausią priėmė sprendimą, veržėsi į kontaktą ginčo kamuolys ir situacija tokia, suprantat, Lukas prieš Gistą, ginčas buvo pralaimėtas. Ir iš karto einant tada toliau, analogiška situacija vėlgi, laikė ilgai kamuolį, norėjo daryti vieną ataką, Bayernas ir žaisti vėl pick and rollą, kur Žalgiris lygiai tą patį darėsi, jie pasikeitė. Ir va čia toks momentas, Naidželas labai gerai pasikeitė ir jau čia situacija kaip ir buvo tokia, galbūt net jeigu skaičius būtų gynęsis, nebandęs galbūt išmušto kamuolio, aš manau būtų metęs per rankas metimą ir nebūtų paruoštas metimas, bet kadangi išmuštė kažkas, teisėjai gali paskutinės 2 minutės eiti pasižiūrėti. Tokio sprendimo vidury rungtynių tu negali eiti, nuo ko kamuolys, jau kur parodai, ten parodai, bet 2 minutės jie gali eiti, jie nuėjo pasižiūrėjo, mes čia galim diskutuoti šitą momentą. Daug diskusijų sukėlęs epizodas iš tikrųjų. Bet čia turbūt jie pasirinko tą daryti, kad realiai kamuolį išmušė ir smūgis buvo kad ten gal kažką mažiuką pirštuką čiut liečia, jie į tą dalyką nežiūri. Jie žiūri, kas provokatorius yra to judesio ir provokatorius buvo Naidželas Gistas. Jisai darė, kamuolys skriejo nuo jo smūgio. Greičiausiai tai buvo... Greičiausiai ir galėjo liesti, bet Naidželas Gistas buvo lengviau apkaltinti. Esminis faktorius. Ir tada... aš turbūt nežinau, galvoju, kad greičiausiai teisingai atidavė kamuolį. Ir dabar grįžtam, jeigu kažkas žiūrėjot reportažą prieš mūsų rungtynes ir pačią paskutinę tą Lučičiaus apie Lučičių ir jie žaidė lygiai tą patį derinį. Tik tais, čia buvo geras, jisai statė. Tik tais dabar žiūrėkit šitoj vietoj, kad atsimenat, jisai pamatė, kad jisai Lučičius atšoko ir čia metė 3 taškį. Bet viskas buvo analogiškai. Kadangi Žalgiris gynėsi kitaip, jie nusprendė visas užtvaras keistis ir greičiausiai šičia, kai Lučičius turėjo gauti šitą užtvarą, Lavernas turėjo eiti jį pasiimti, bet pažiūrėti, ką daro Gistas. Gistas šitoje vietoje stato užtvarą, pamatė, kad Lavernas jie žino, kad jie keisis, jisai gaudo savo žmogų. Jisai neeina statyti užtvaros ant žmogų, ant Grigonio, kuris turėtų bėgti paskui. Jisai pagavo kažkiek tais Geoffrey Laverną ir jisai vėluodamas paprasčiausiai įėjo į Lučičiaus cilindrą. Ir visa kita jau istorija. Tai va čia taip ir gavos, kad 2 baudos metimai ir 1 taškas. Ir dabar pažiūrėkit, kitoj pusėje analogiškai Žalgirio situacija, lygiai tą patį sugalvojo daryti ir Bayernas. Keistas visas užtvaras, tai ką jie gerai padarė. Jie iš karto didelį žmogų, čia pastatė Lučičių 3, čia pastatė 5. Ir kai tu statai 5 statai, daleiskim, 2 ar 3 užtvarą, jie pasikeis. Ir jie pasikeitę, šitoje vietoje pažiūrėkit, kas gaunas. 5 lieka su 5, 3 lieka su Grigoniu. Kaip ir mažas su mažu, jie nepraranda jokių persvarų. Ir po to toliau vėl keitėsi visas užtvaras, dar viena keitėsi ir matom, Žalgiris neturi net kaip išsimest. Ir kas lieka, kad Lavernas priima kamuolį ir nieko neįvyksta. Tai reikia pripažinti, kad Bayerno žaidėjai šitą galą iš gynybinės pusės sužaidė tikrai, sakyčiau, taktiškai brandžiau, geriau ir tai nulėmė turbūt pergalę. Kągi, treneri, puikiai perėmė per visą tai, kas vyko tomis karščiausiamis akimirkomis. Iš tikrųjų, galima pagirti, kad šiandien Kauno Žalgiris kovojo iki pabaigos ir turėjo didžiulį šansą iškovoti pergalę, bet pergalę iškovojo ta komanda, kuri ir užsitikrino patekimą į top 8. Kitą savaitę Kauno Žalgiris balandžio 8 dieną pabaigs Eurolygos sezono dvikovą namuose su Atėnų Panathinaikos klubu. Mes, žinoma, dar grįšime į šią studiją, kalbėsime apie būsimas rungtynes ir kartu su Mindaugu Braziu pažvelgsime į įdomią video analizę. Taigi, treneriai, iki kitos savaitės su jumis ir atsisveikiname. O su Kauno Žalgiriu mes pasimatysime paskutinėse rungtynėse Kaune. Atėnų Panathinaikos, Kauno Žalgiris. Likite kartu su LRT. Viso gero.